Jeigu leisite jau eilės tvarka, mielas Antanai, kur jūs, Unikauskai? Žiūrėkite. Ir bronius Oškinis, ir pulkininkas Liorentas, ir Liorentaitė, Antanina pirmoji lakūnė parašiutininkė, ir Viktoras Ašmenskas ten visai toli, šiek tiek toliau į Marijampolės pusę Gustaitis. Jeigu pažiūrėsime Eugenijos Robickio knygą apie tarpukario žuvusius jaunus lakūnus karo, tai irgi rasime bent 3-4 pavardes šakiečių. Sovietmečiu buvo garsūs lakūnai bendoraičiai, dar kurių nežinau kitų, bet irgi yra nemažai, o šiuo laiku yra kilę iš ten Donaldas Bleichertas, Šarūnas Staniulis. Ir šakiuose yra du baigę Gustaičio institutą, dirba kitur, bet atvažiuoja Duraitis, jau 15 valandų savarankiškai ir visi ruošiasi grįžti į Šakius ir būtent į šitą Valenčiūno klubą. Čia skrenda Kasiliauskas, irgi šakietis. Vienu žodžiu, branduolys yra ir kaip man kilo mintis tą klubą įsteigti, aš vis galvoju, ten užaugo, ten baigiau įdarinėlis, galvoju, tą spragą reikia užpildyti. Ir tą spragą užpildydavau prieš 15 metų įsteigim tą klubą. Suorganizavom 5 savęsijų šventės, dalyvavo ir tada CEI direktorius, mūsų dabartinis prezidentas, dalyvavo ir Sklandymo federacijos prezidentas tose šventėse. Rajono valdžia davė pinigus 3 būreliam vidurinėse. Vienas būrelis, ponas Bukauskas gali patvirtinti, dalyvaudavo respublikinėse varžybose, stiprus, kiti silpnesni, tačiau per tuos 3 būrelius atrinkdavom vaikus į sklandymo mokyklą, kur taip Igoris šiltai atsiliepė apie vaikų sklandymą ir turėjom gan tokį pilnavertį klubą, nes buvom 2, marijampoliečiai atvažiuodavo su savo parašutais ir su savo net pardagės mėtydavo iš to ant 2. Padarėm apie 1000 šuolių per, ten nebuvo sportiniai šuoliai, buvo tokie parodomieji, pramoginiai, bet vis tiek buvo judėjimas ir šalia buvo Jurbarko klubas, kuris turėjo sklandymų grandinį. Ir mes juos kvietėm pastoviai, ateikit pas mus. Tarp Šakių, tas klubas Valenčiūnų tarp Šakių ir Jurbarko per vidurį maždaug po 12-13 km. Ne pasienio zona, viskas užregistruota. Tačiau tuometinis Jurbarko viršininkas buvo kategoriškai prieš, jis turėjo tam tikrų priežasčių ir tas reikalas niekaip negalėjo įsispręsti mūsų naudai. Ir vaikus aš išmokinau 58 vaikus skraidyti, jie Jurbarke neprigydavo, tos priežastys gal patys žinot, bet pirma priežastis buvo rimta, aš jos neminėsiu, gal žinot, o kita priežastis labai blogas organizuotumas. Tai aš tos vaikus siųsdavau į Pociūnus, dar kitur, kiek vaikų skraidė išmokų blanikais Pociūnuose ir niekas nesakė, tai blogi vaikai, išmokų su tais blanikais ir dirbdavo ir užsidirbdavo skris su blaniku mokintis. Vienas berniukas net po Europos čempionato prasivežė PAI diplomą už aptarnavimą, o tokio diplomo tikrai, manau, kad retas, kuris iš esančių turi. Vienu žodžiu, vaikai visai buvo neblogi, daug ten, gal 6 stojo Gustaičio institutą, kaip sakiau, 2 baigė. Ir dabar, kaip tik atėjo man pensinis amžius, prieš 4 metus, ir kaip tik sutapo, kad tą viršininką jie nustūmė Jurbarke, ir patys atėjo, sako, ateinam į Valenčiūnus, o man reikia išeiti į pensiją, ir toks sutapimas, aš taip džiaugiausi, viską jam perdaviau. Ir tą Liorentaitės mokyklą sklandymų vaikų, ir įsileido ten į aerodromą savininkai, 5 hektarų žemės davė 15 metų, labai derlingos žemės, įsivaizduokit, 15 metų, 5 hektarai šiemet, kviečius ėmė šalia, iš abiejų pusių, po 8 tonas, įsivaizduokit, kai kaina buvo irgi šiemet. Tai ten paskaičiavus, tie žmonės tikrai šitiek investavę. Ir dabar įsivaizduokit, perdavau viską ir jau atėjo puikiai pensinis laikas, atvažiavau į Paluknę, šalia vaikai Vilniai, anūkai, viskas fain, labai smagu, turiu savadarbį, kamerą apsikabinėjęs, skraidau. Buitkas mūdu sako, sėsk į Cessną, ruoškis preciziniam varžybom, sklandukų šefė dalį sako, sėsk su Vilga Puksirok. Nuvažiavau į Kyviškes, dalyvau akrobatinio skraidymo varžybose, pensininkas,
Buvo 9 dalyviai toj grupė, galvoju, kad tik ne paskutinė vieta, 4 vietą laimėjom. Ko daugiau norėtų? Ko daugiau norėtų? Puikiausia senatvinis leidimas, pensinis amžius. Bet ne, tą lėktuvėlį ir reikia davedinėti nuo Raseinių per Nemuną iki to aerodromo 30 km, aplink pro Jurbarką per tiltą 70, tas Albertas Pikčius irgi turi lėktuvėlį. Nu ir aš prisiglaudžiau tam Valenčiūno aeroklube vėl, nu ir ką, aš nieko nemokiau, sakiau, Hebra. Dar nieko net nesakiau, atsivežiau žoliapėje pirmiausiai. Nu, vieną žodžiu, pradėjau tvarkyti, tik tai rodyti pavyzdžiui. Ir atsirado piktumai, suprantat, ir nežinau, kiek aš dar laiko man liko. Bet yra parašyta, dabar straipsnis yra aviacijos pasaulyje. Jis bus, labai ačiū aviacijos pasaulyje, bus tęsinys to straipsnio. Dabar jų komentarai yra, paskiau bus ir mano komentarai, ir mano didelis straipsnis. Tai ten iki smulkmenų viskas, bet tai, kaip sako, yra diskusija ir be diskusijos nieko mes nepasieksim ir aš manau, kad čia nereikia niekam aiškinti, kad ta diskusija būtina, kadangi tik ginčia gimsta tiesa. Jau reikia baigti? Išrinkas sako laikas. Tai iš tik tiek, ačiū gerbiamam prezidentui, vis tiek žada Jurbarką aplankyti. Aš manau, kad įsijungi Puikavas, kad atstatyti, Igoris, kad atstatyti vaikų sklandymą, kad juos reikia tik tai auklėti šiek tiek. Aš nesakau, kad yra blogi žmonės, bet reikia auklėti. Ir ačiū uždėmesį, tai tik toks prašymas, nelikim abejingi, ten viskas įmanoma padaryti. Įmanoma tą sklandymų grandį atgavinti. Ačiū uždėmesį. Ir kreipiuosi į Vytautą, atitinkamai Vaikų sklandymo federacijos vadą ir sklandymo federacijos vadą. Pagal 12 kilčių. Ryte pinigai, vakare kėdės. Ryte skambutis, vakare aš su jumis važiuoju. Vakare skambutis, aš iš ryto važiuoju. Ar patenkinta, mielas Antanai, jūs tas atsakymas? Taip, ačiū. O paskui kava nemoka?